Labas, esu Šarūnė ir vedu jogos užsiėmimus Šilutėje. Įrašinėju savo studijoje, tokia jauki, maža ir man labai širdžiai miela. Tai šiandien ir bus, žinokit, tokia praktika. Galvojau, pasidalinsiu kasdienę jogos praktiką, kurią irgi pati mėgstu, kuri trunka apie pusvalandį, išjudinanti visą mūsų kūną. Užverdanti tokią švelniai energiją viduje, kad galėtų sklandžiai tekėti ir kvėpavimas, ir vidinė mūsų galia per mūsų kūną. Tai viskas, ką visada rekomenduoju turėti, tai yra blokelis ar storesnė pagalbė. Su ja mes pradedam švelniau, iš pradžių lengviau medituoti ir jinai visada pagelbėja, kai mūsų rankos nesiekia žemės. Jeigu mes susikūprinę, galbūt užvėrę krūtinę esame, tai blokelis padeda šiek tiek pakelti ir išilgėti. Tai kviečiu pamažu ir pradėti. Atsisėsim patogiai kryžiuotų kojų padėtyje. Sukryžiuokite taip, kad nesinorėtų judėti ir kad kūnas nepradėtų mums vos atsisėdus, užmerkus akis, pradėti kalbėti. Rankas nuleiskit, paguldykit ant šlaunų, o jeigu jaučiasi jos, kad yra per aukštai, galite nuleisti visiškai ant čiurnų. Ir tada pajuskit, kiek įmanoma, dar galima išilginti savo nugarą. Atverti krūtinę ir išlaikyti visus veido raumenis švelnius. Ir mes vieną kartą kartu įkvėpsim per nosį ir per atvirą burną iškvėpsim. Ir kvėpuokit savo ritmu. Raskite jį ir jauskite, kad jis pamažu įsivažiuos tik kai atlaisvinsite visus raumenis ir atlaisvinsite vietos savo galvoje. Kai nebūsite įsikabinę į kiekvieną savo mintį ir leisit su kiekvienu įkvėpimu, atrodo, dar šiek tiek išplėsti proto ribas. Palengva šiek tiek giliau įkvėpkit, o su iškvėpimu nuleiskit savo galvą žemyn ir per mirksinčias akis atsimerkit. Po truputį pradėsim judėti, tai pasitraukite blokelį ar pagalvę, jeigu turėjote, turėkit šalia savęs. Liksim kryžiuotų kojų padėtyje. Ir tada pamažu su įkvėpimu pakelsim abidvi rankas į viršų, bet pečiai nuleisti ir leisim dešinę ranką žemyn, tempsim kairį šoną. Įkvepiam, kylam į viršų ir keičiam pusės. Leidžiam kairę ranką, tempiam dešinę. Su įkvėpimu rankos į viršų ir tai pereisim visas pusės. Leisim rankas priešai save. Stenkitės nekelti sėdmenų, ištempti akimirkai ir tada sugrįžti. Įkvepiam rankos į viršų ir leisim rankas už nugaros. Su įkvėpimu išilginsim nugarą, atversim krūtinę. Ir tada sugrąžinsim į neutralią poziciją. Rankos į viršų, judėsim iš kitos pusės. Kairė leidžiasi žemyn, tempiam dešinį šoną. Rankos į viršų, tempiam kairį, išilgėjam. Rankos į viršų, labai gerai. Leidžiam rankas už nugaros, ar tai rankų pirštus padėkit ar delnus ir išilgėkit. Įkvepiam, išilgėję, dar kartelį, kai rankos viršuje mūsų nugara ir leisim rankas priešai save. Jei norisi, galite ir paguldyti savo
akimirkai alkūnes. Labai gerai, sugrįžkit pamažu rankų pagalba į priekį ir išveskit lenktas kojas priešai save. Rankos už mūsų, turėkit kairę pėdą ant kilimėlių ir jauskit, kad nėra koja per toli, kad jaustųsi tempimas per keltį. Neutralioj tokiai pozicijai, kad nelaužytumėte savo čiurnos. Ir mūsų dešinė koja pakelta, nugara tiesi ir mes pamažu slysim savo dešiniu kulnu palei žemę, ištiesinsim koją ir sugrąžinsim atgal. Nedidelis judesys. Turiu omeny, kad mes per daug kojos nekeliame, bet jauskit, kad nėra lengva išlaikyti šią kontrolę. Ir tik 3 kartai ant vienos kojos ir sukeisim pusės. Guldykit dešinę pėdą, čia šiek tiek pajusti savo dubenį, stabilizuoti jį ir visus raumenis aplink jį. Kvėpuokit, čia paskutinis kartas. Ir sugrįžkit kairę koją. Labai gerai. Rankas galite imti už pakinklių, pakelsim blaustas, ištiesinsim jas. Arba galite ištiesti savo rankas. Neleiskit savo sugriūti per nugarą, laikom 5. Kvėpuokim 3, 2 ir 1. Labai gerai. Susitiksim ant 4. Galite kryžiuoti blaustas arba vesti jas per šoną ir vesti delnus į priekį. Statykite delnus po pečiais, kojų pirštai užriesti ir su įkvėpimu riečiam savo stuburą, smakras į viršų, pamažu gaubėmės. Dar 2 kartai leidžiam pilvą žemyn, iškvėpiam, gaubėmės. Paskutinis kartas, atverkit savo krūtinę, sustosim čia, neplėškit, jauskitės, kad neplėšėt savo kaklo, kad smakras atrodo net sunku kvėpuoti. Laikom 2 ir laikom 1 ir po truputį eisim į katės poziciją, kai smakras prie krūtinės, dubenį stumtelsim arčiau savęs. Labai gerai, grįšim tiesia nugarą, siūsim sėdmenis atgal, tempsim kojų pirštus ir sugrįšim į priekį. Dar kelis kartus. Keliaujam atgal ir į priekį, atgal ir į priekį, atgal ir į priekį. Rankų pirštus sustoja, kai grįšim ant 4, rankų pirštus suksim į save. Šiek tiek pratempsim dilbius, pratempsim riešus, galima likti čia. Jeigu jaučiatės, kad labai stipriai tempia ir atsiranda jau net skausmas, eikit rankomis arčiau savo kūno, visada arčiau kelių. O jeigu maža, tai galit po truputį siūsti sėdmenis atgal. Ir labai gerai, atsisėsim ant kulnų. Leiskite dar akimirkai savo prasitempti kojų pirštus, tai būkit užrietę, jeigu per sunku, tai tada jau ištieskit ir pakratykit savo riešus, pasukiokit pilnai rankas į abi dvi pusės. Labai gerai. Susitiksim ant 4. Užriesim kojų pirštus ir per sprintį atkelsim kelius nuo žemės. Rankos tiesiai, laikom 3, laikom 2. Laikom 1. Pamažu leidžiame žemyn. Įkvepiam, atveriam kairė krūtinės dalį. Kairę ranką vedam į viršų ir leidžiam 1 kartą, kaip adata tarp rankos ir pirštų. Ir tarp rankos ir kojos. Įkvepiam, keliam ranką į viršų. Keisim pusės. Nuleiskit kairį delną. Kelkit dešinę ranką į viršų. Leiskit į tarpą. Įkvepiam ranką į viršų. Ir nuleiskit žemyn. Labai gerai, dar kartelį, kojų pirštai užriesti, atkelkit kelius. Laikom čia 3, laikom 2, laikom 1. Labai gerai. Būkit ant kairio delno, išvesim dešinę ranką į priekį, vesim ranką į viršų, šiek tiek iš kitos pusės, atversim krūtinę ir dar 1 kartas. Užbaigę ratą, sukeisim pusės, guldykite dešinį delną po pečiu, kairė ranka į priekį, kai esate gale, sėskite ant kulnų, grįšim į pradžią. Labai gerai, guldykit kairį delną, paskutinį kartą atkelkit kelius, laikom 3, laikom 2 ir 1. Labai gerai, nuleiskit jo žemyn, kad pamažu eitume į lentą, susistatysim kūną, ilgai čia nebūsim. Ir tada pamažu leisime žemyn. Galima visų kūnų tiesiu arba nuo kelių guldyti krūtinę ant kilimėlio. Įkvepiam, keliam krūtinę į viršų
Iškvepiam, leidžiame žemyn. Dar 2 kartai alkūnės prie kūno. Leidžiame žemyn. Ir paskutinis kartas kojos ištemptas, sustosim čia. Jauskit tvirtą nugarą, atvirą krūtinę ir stumkit pečius nuo ausų. Ir su iškvėpimu nusileiskit žemyn, užrieskit kojų pirštus ir susitiksim žemyn žiūrinčiame šunyje. Pamindžikuokit kojomis, pasivaikščiokit vietoj. Pratemkit nugarinę kojų dalį, bet tuo pačiu spauskit krūtinę žemyn. Ir radę patogią poziciją, pabūsim 3 gilius kvėpavimus. Ir tada palengva žvilgsnis per rankos pirštus, žingsnelis po žingsnelio, keliausim į kilimėlio pradžią. Nuleiskit visiškai rankas ir kojas. Kojas jau nuleistas. Nuleiskit galvą ir pasisukiokit į šalis. Atpalaiduokit juosmenį. Labai gerai. Ir tada guldysim dešinės rankos pirštų galiukus ant žemės, nes jeigu guldytume delną, dažnai mūsų gaubėsi nugara, o čia dar turime erdvės išlaikyti tiesę, ją ir atvirą krūtinę. Tiesdamos kairę koją reikės sulenkti dešinę, tiesdami ir vesim kairę ranką į viršų. Žvilgsnis, jeigu patogu, į jos pirštus. Leidžiam ranką žemyn, keisim pusės, ištiesinkit dešinę koją, dešinė ranka į viršų. Dar vienas ratas. Ir vedam dešinę. Labai gerai, nuleiskit dešinę. Ir tada gaubta nugara kelsim į viršų. Atsiveria krūtinė. Atkyla pečiai, atkyla galva. Esam kilimėlio pradžioje, o kojos klubų plotyje. Nešim svorį ant dešinės kojos ir pakelsim priešai sulenktą kairę. Laikom 3, laikom 2, laikom 1 ir keičiam pusės. Guldykit kairę pėdą patogiai, žiūrėkit, kad būtų tiesi. Atverkit krūtinę, neleiskit savo sugriūti. Ir tada kartu dar įkvėpkim ir su iškvėpimu dešinė koja leidžiasi. Įkvėpiam, keliam rankas į viršų. Imam už dešiniojo riešo, rankų kairės pirštais ir lenkiamės kairiau, tempiam dešinį šoną, rankos į viršų, sukeisim pusės, imsim už kairio riešo, lenksimės dešinio. Labai gerai, įkvėpiam išilgėję nugarą ir iškvėpiam, leidžiame žemyn. Statom kairę koją atgal, guldom kelį, tiesiam pėdą, rankos kyla į viršų, žemasis įtupstas. Jauskit, kad turit erdvų priekį. Tvirta nugara gale laiko mūsų atvirą krūtinę ir atvirą širdį. Pamažu, leiskit dubenį žemyn, tik neleiskit, kad dešinysis kulnas kiltų. Su iškvėpimu sugrįžta. Dešinysis kelis virš kulno, guldysim kairį delną ant kilimėlio. Vienoj linijai su dešinė pėda ir yra kairysis delnas po pečiu. Dar akimirkai dešinė ranka į viršų. Ir tada leisim delną žemyn, susitiksim lentoje. Leisimės ant kilimėlio, galim visų kūnų, galim nuo kelių. Ir įkvėpiam, keliam krūtinę. Iškvėpiam žemyn, žiūrinti šuo, kilkit nuo kelių į viršų. Ir statysim dešinę pėdą priekyje, prie dešiniojo delno. Kairysis kelis ant žemės, rankos aukštyn. Nuleiskit rankas, pristatykit kairę koją priekyje ir lenksimės prie kojų. Laikykit tiesią nugarą, keliai minkšti. Įkvėpiam, kyla rankos į viršų, kita pusė. Eimam už dešiniojo riešų, lenkiamės kairiau. Rankos į viršų, keičiam pusės. Išilgėja nugara. Su iškvėpimu lenkiame žemyn, statom dešinę koją atgal. Kelį ant žemės paguldykit ir kelkit rankas su krūtine į viršų. Tada pamažu nuleisim savo dubenį tiek, kiek eina, kol jaučiat malonų tempimą ir pamažu sugrįšim.
Guldysim dešinį delną ant kilimėlio, kairė ranka kyla į viršų. Kairysis delnas ant žemės, lenta. Leidžiamės ant žemės, čaturanga vadinama, įkvepiam einam į kobrą. Iškvepiam žemyn žiūrinti šuo. Ir tada statom kairę pėdą priekį. Prie delno, dešinysis kelias ant žemės, rankos į viršų. Nuleisim rankas, dešinė koja priekyje ir lenksimės prie ištiestų kojų. Su įkvėpimu aktyviai kyla rankos į viršų. Nuleisim rankas žemyn, kalno padėtis. Akimirkai akis užmerkit, laikykit krūtinę atvirą, pajuskit jau vidinę ugnelę šiek tiek stipriau rusena jumyse. Ir palengva, keliausim į kėdutės. Siūsim rankas priešai save. Šiek tiek, sakyčiau, tradicinė, delnai žiūri į apačią, dubuo lengvai po savimi. Laikom čia 3. Noris visada sunkiau, galit pamėginti balansuoti, atkelti kulnus. Laikom čia 2. Ir laikom 1. Labai gerai, veskit rankas į viršų su įkvėpimu. Su iškvėpimu leidžiamės arčiau savo ištiestų kojų. Guldykit delnus, susitiksim lentoje. Delnai po pečiais. Tada leidžiamės ant žemės, nesvarbu ar visų kūnų, arba nuo kelių. Ir su įkvėpimu einam į kobrą. Ir čia būdami atkelsim savo delnus. Tai jauskit, kad esate tvirta iš nugaros raumenų, delnai pakyla per centimetrą beveik nuo žemės. Labai gerai, paguldykit juos, susitiksim žemyn žiūrinčiame šunyje. Ir tada su sekančiu įkvėpimu pakelkit dešinę koją į viršų ir statykit pėdą priekyje, neškite prie dešiniojo delno. Eisim į pirmąjį karį, tai galinė pėda įstrižai, kulnas atgal, maždaug 45 laipsniai, priekinė koja lenkta, rankos į viršų. Laikykit veidą atpalaiduotą, pečiai nuleisti. Kartu įkvepiam. Su iškvėpimu judėsim į antrąjį karį. Tai mes turim galinę pėdą, pasukti kilimėlio galui, kad būtų lygiagrečiai. Ir jūsų abu kulnai turėtų būti vienoj linijoje. Rankos plačiai į šoną. Guldysim dešinę alkūnę. Galit guldyti virš dešiniojo kelio arba galit dilbį vesti su blauzda vienoj linijai. Kairė ranka kyla į viršų. Ir tada nuo dešinės rankos kelsim į viršų. Pereisim į taikų į karį. Atsiveria dešinysis delnas ir vedam ranką virš galvos. Kairė ant kairės kojos. Ir dešinė nekeičia sulenktos pozicijos. Sugrįšim į lentą. Rankų mostas, delnai ant kilimėlio. Ir tada leidžiame žemyn. Pamažu vesim rankų pirštus už savęs. Sukabinkit, jeigu sunku juos suimti, visada galite imti per mentis. Rankas į viršų keliam, sueina mentis, atveria mūsų krūtinę. Liksim čia, norisi stipriau, pakelkit kojas į viršų. Žvilgsnis į apačią tiesiai. Dar 3, dar 2. Ir paskutinis, labai gerai, nusileiskim žemyn. Sugrįžta delnai šalia šonkaulių, įkvepiam, einam į kobrą. Iškvepiam žemyn žiūrinti šuo. Kad po truputį galėtume kelti kitą koją, kelti dešinę koją į viršų, klubai vienoj linijoje ir statyti pėdą priekyje, prie kairio delno. Guldykit dešinę pėdą, įstrižai, rankos į viršų. Pamažu eisim į antrąjį karį. Guldykit dešinę pėdą lygiagrečiai kilimėlio kraštą. Jeigu patogu, žvilgsnis per kairės rankos pirštus, kad protas turėtų ką veikti.
Ir guldysim kairę alkūnę. Galit guldyti virš kelio, ranka aktyvi, dešinė ranka į viršų, arba galit leisti palei savo kairę blauzdą. Labai gerai, ir tada aktyviai veskit kairę ranką virš galvos, atverkit dar akimirkai kairį šoną ir susitiksim lentoje. Pamažu leisimės ant kilimėlio ir dar vieną kartą. Rankos už mūsų, sukabinkit rankų pirštus, atverkit krūtinę, pakelkit rankas į viršų, jei norisi kelkit ir kojas, spauskit pilvą su nugara. Laikom čia 6, 4, dar 2 ir paskutinis. Labai gerai, nusileiskit žemyn. Rankos šalia kūno, delnai ant kilimėlio, įkvepiam kobrą. Ir paskutinį kartą jau sugrįšim į žemyn žiūrintį šunį. Ir pamažu paguldykit savo kelius kilimėlio viduryje ir atsisėskim ant kulnų akimirkai. Mes su sekančiu įkvėpimu. Pakelsim sėdmenis nuo kulnų, ir rankos kyla į viršų. Darysim kupranugarį. Keliai klubų plotyje ir rankas vesim už nugaros. Rankų pirštai nesvarbu, į kurią pusę rodo, nes kita alkūnės viena arčiau kitos. Gali rankos likti čia. Sunkesnė padėtis yra, jeigu mes dedam, kai yra užriesti kojos pirštai, dedam ant kulnų ir mūsų esmė yra atverti krūtinę. Tai mes turėtume švelniai siūsti dubenį į priekį ir jauskit, kaip visas priekis tempiasi. Sunkiausia padėtis, kai rankų pirštai yra ant kulnų, bet kojų pirštai yra ištiesti. Čia yra tikrai sunku. Tai žiūrėkit palei savo galimybės. Laikom čia 3. Laikom 2. Ir laikom 1. Labai gerai. Pamažu. Keliausim akimirką į kūdikį. Priešinga padėtis. Mūsų stuburai keliai gali būti šalia vienas kito arba gali būti plačiai beveik kilimėlio kraštuose. Rankos šalia kūno. Labai gerai, po truputį atkelkit savo galvą nuo žemės. Siūsim blauzdas į šoną, kad galėtume išvesti jas priešais save. Darysim tą pačią pozą, kaip darėm pradžioje. Pajausim kūno skirtumą jau. Nugara tiesia, krūtinė į priekį. Galit rankas laikyti už pakinklių arba galit jas pakelti ir ištiesti šalia savo kojų. Dar čia 3. Kvėpuokit, lyg būtumėt šavasanai. Ir šaunuoliai paskutinis. Labai gerai. Nuleiskit sulenktas kojas ant kilimėlį. Rankas į viršų. Akimirką išilginkit savo nugarą. Ir tada leiskit jas į tarpą. Keliausim į drugelį. Tai lenkit kojas, pėdos sueina viena arčiau kitos savo kūno. Sueina viena su kita. Abi dvi pėdos arčiau kūno, rankų pirštais apsikabinkit kojų pirštus ir išilginkit nugarą. Ir tik lygiai tokia pačia nugara, nepakeitusios padėties, leiskitės arčiau žemės. Ilgai čia nebūsim, nespauskit kūno, leiskit jam įsipatoginti, apsiprasti. Ir tik pat tada, po to pamažu pradėkit tyrinėti. Čia paskutiniai 3. Ramus, truputį jau rimstantis kvėpavimai.
Ir pamažu paleiskit kojų pirštus, rankų galbūt pagalba, suveskit kojas priešai save. Mes ištiesim dešinę, o kairę sulenksim. Pėdą statykit už šlaunies, dešinę ranką apsikabinsim kairę koją, o kairę ranką dėsim už nugaros. Ir mūsų tikslas nėra remtis į kairę ranką, jinai kaip tik mes stumiam save nuo jos, kad laikytume nugarą tiesią. Ir žvilgsnis per kairės rankos petį. Sugrįšim krūtinę į pradžią. Dar prieš sukeičiant pusės. Kairę pėdą vedam šalia iš vidinės, dabar dešinės šlaunies dalies ir lenksimės 3 kvėpavimam priešais ištiestą dešinę koją. Ir nesvarbu, kur guldysit savo rankas. Kartu įkvėpsim. Ir su iškvėpimu sugrąžinkit krūtinę į viršų. Sukeisim pusės. Tiesi priekinę kairė koja, lenkit dešinę. Iš pradžių pėdą už šlaunies. Kairę ranką apsikabinkit dešinę koją, aktyviai traukit. Turėtumėt jausti tempimą dešinėje klubo pusėje iš šlaunies. Nepamirškit, visada kairė koja irgi aktyvi, visas kūnas gyvas. Tai kairės kojos pirštai į viršų. Pamažu, lengva, palengva, sugrįžkit į priekį. Koja dešinė lieka sulenkta, tik pėda dabar jau keliauja. Arčiau kairės šlaunies iš vidaus ir leisimės priešais ištiestą savo kairę koją. Po truputį atkelsim savo krūtinę ir mes jau guldysim savo nugarą ant žemės. Mums jau labai nebedaug liko, žiūrėkit, kad turėtumėt užtektinai vietos ir kojos išlieka sulenktos. Pėdos ant žemės, bet pirštų galiukais jūs galit pasiekti savo kulnus. Nereikia jų apkabinti, bet jie tikrai yra vos liečiam. Kojos klubų plotyje, rankos šalia kūno ir keliausim į tiltelį. Su iškvėpimu pakelkit savo sėdmenis į viršų. Ir čia spauskitės iš vidinės pėdų dalies į žemę ir traukit vidinės šlaunų dalis viena arčiau kitos. Jeigu norisi šiek tiek daugiau rankų pirštus, galim suvesti po savimi, rankos ištiestos, bet tada dar turėtų sueiti mentis ir pečiai vienas arčiau kito. Ir tada palengva. Paleiskit rankų pirštus, jeigu buvot suėmę. Nuleiskit, išguldykit kiekvieną slankstelę ant kilimėlio. Kairė koja lieka sulenkta. Dešinę pakelsim į viršų ištiestą. Paimsim už ten, kur siekiam. Už šlaunies, už blauzdos ir ištiestą koją akimirkai trauksim arčiau savęs. Jeigu patogu, gali drąsiai imti ir už didžiojo kojos piršto, bet neleiskit kojai lenktis. Atpalaiduokit pečius, net jei rankos ištiestos. Ir sukeisim pusės. Nuleiskit dešinę koją ir pakelkit kairę. Imkit kur patogu. Palengva, paleiskit kairę koją. Keliai sueina vienas arčiau kito, pėdos irgi ir abudu juos leisime į dešinę pusę. Atkyla ir dubuo, stenkitės neleisti per daug kairiui viršutiniam sėdmeniui.
leistis atgal turėtų būti aktyviai pakeltas. Ir jeigu dar turite erdvės kūne, galite ištiesti kairę ranką. Delnas į viršų ir žvilgsnis per jį. Link jo, tiksliau, atsiprašau. Šitoje pozoje visada yra svarbu atpalaiduoti iš pradžio apatinę koją, tam, kad atsipalaiduotų viršutinė. Čia dar 3 švelnus kvėpavimai. Jauskit jau kvėpavimas sugrįžęs, tiesiog tokia ramybės būsena, kai nebėra nieko ištvermingo, bet kūnas jau laisvas. Neskubant sukeiskit pusės. Abu kelius atkelkit ir veskit į kairę pusę. Atkelkit dešinį sėdmenį ir jeigu patogu, jeigu buvot prieš tai ir čia. Ištieskit dešinę ranką į šoną ir žvilgsnį sukite link jos. Dar kartelį kartu įkvepiam ir su iškvepiamu atkelkit savo kelius, pritraukit juos prie krūtinės ir apsikabinkite save rankomis, suspauskit save stipriai į kamuoliuką ir tada palengva paleiskit kojas, ištieskit ir keliausim į galutinį atsipalaidavimą. Leiskit savo pėdoms kristi į šalis, kojas beveik kilimėlio kraštuose, rankos toliau nuo kūno, delnais į viršų. Užmerkit savo akis. Ir aš paliksiu jūs čia. Jei norisi, būkite tiek, kiek jums reikia. Jei nebeturite laiko šavasanui, bent 5 gilius, sąmoningus kvėpavimus. Įkvėpkit čia ir palinkėsiu gražios likusios dienos. Ačiū, kad buvot.